Noriu pasakyti, kad nutukimas ir antsvoris yra tokia liga ir tokia bėda, kuri aktuali iš esmės kiekvienos specialybės gydytojui. Ir jeigu bet kurios specialybės gydytojas pamato nutukusi pacientą, jis pirmiausia viliasi, kad jo pagalba bus žymiai efektyvesnė tuomet, kai žmogus neteks svorio. Ir tiek gydytojas gastroenterologas, tiek endokrinologas, kardiologas ar netgi ir chirurgas tikrai visuomet rekomenduos mažinti kūno masę. Na, o gydytojo dietologo tai yra kasdieninė duona. Kalbu apie eksadipiną, tai yra maisto papildas, kuris susideda iš dviejų veikliųjų medžiagų, indiškos žolės ir vitamino D. Tačiau komponentai nepasako apie kūrėjo šalį. Iš tiesų tai yra austrų mokslininko sukurtas preparatas, kuris yra populiarus ir toje šalyje, populiarus Europoje ir atėjęs į Lietuvą. Na, o kita sudėtinė dalis tai yra vitaminas D. Šiai dienai puikiai yra žinoma, kad vitamino D stoka tai yra viena iš tų rizikos veiksnių, kuris skatina tą patį nutukimo vystymąsi. Esant angliavandenių poreikiui ir didesniam alkio jausmui, eksadipinas tikrai ateitų į pagalbą. Jis padeda mums reguliuoti alkio jausmą, gliukozės koncentraciją ir taip leidžia sureguliuoti valgymo režimą. Vartotinas 3 kartus per dieną. Tiesiog reikia neužmiršti, kad jis vartotinas valgant, galima prieš pat valgį arba iškart po valgio jį išgerti. Ir vėlgi vanduo, užgerti stiklinę vandens patartina. Tai bus dar papildoma prie tų 6-7 stiklinių vandens, kas irgi į tą gyvensenos keitimą turėtų būti įrašoma. Šį preparatą sukūrė austrų mokslininkas dr. Aueris, turintis didelę patirtį tiek nutukimo kontrolėje, tiek turintis didelę patirtį ir šio preparato skyrime savo pacientams. Kiekvienas žmogus turi daug tokių parametrų savo žinoti. Kiekvienas žmogus besirūpinantis savo sveikata. Vienas iš jų yra kūno masės indeksas. Tai reiškia, reikia pasisverti, pasimatuoti savo ūgį ir pasiskaičiuoti tą kūno masės indeksą. Kitas rodiklis tai yra juosmens apimtis. Juosmens apimtis yra svarbi todėl, kad leidžia mums įvertinti, ar yra ar nėra vidinis suriebėjimas. Tas vidinis suriebėjimas, būtent riebalų atsidėjimas ant vidaus organuose, jisai yra labai pavojingas esant nutukimui dėl to, kad skatina dar papildomų bėdų atsiradimo, ne tik mechaninės bėdos, kurias sukelia nutukimas. Exadipin, kurio pagrindas indiškas vaistingasis augalas tinklinė salacija ir vitaminas D, yra specialios medicininės paskirties maisto produktas, kuris padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje ir mažinti antsvorį. Jis skirtas tik mitybai reguliuoti turint antsvorio.